Ar esate buvę situacijoje, kai svetainėje internetas puikiai veikia, bet vos tik nueinate į tolimiausią miegamojo ar terasos kampą ir viskas sustoja? Tai klasikinė problema, jūsų pagrindinio maršrutizatoriaus tiesiog neužtenka. Šiandien ant stalo turiu Kudi sprendimus, kurie šią problemą išsprendžia be jokių papildomų laidų. Visi šie įrenginiai yra Wi-Fi extenderiai, dar kitaip vadinami ryšio kartotuvai. Kudi gamintojas siūlo labai platų pasirinkimą, pradedant baziniais Wi-Fi 5 modeliais, galingesniais Wi-Fi 6, na ir žinoma, aukščiausios kartos Wi-Fi 7. Svarbu suprasti, kur juos naudoti. Pavyzdžiui, jeigu jūsų lauko kamera nuolatos atsijungia, nes sienos per storos, tam turime RE1200 lauko kartotuvą. Jis priklauso IP65 apsaugos klasiai, tai reiškia, kad nebijo lietaus ir dulkių ir yra pritaikytas mūsų lietuviškam klimatui. Na, o jei gyvenate 2 aukštų name ir viename aukšte, ryšys striginėja, pusiaukelėje statote vidaus kartotuvą, jungiate tiesiai į elektros lizdą ir stiprų signalą jis perduoda ten, kur jo labiausiai reikia. Didžiausias Kudi privalumas yra Kudi Mesh technologija. Šios technologijos neturintys stiprintuvai sukuria antrą tinklą su kitu pavadinimu, todėl telefonas dažnai pasimeta. Su Kudi Mesh jūsų namuose išlieka vienas tinklo pavadinimas ir telefonas pats protingai persijungia prie stipriausio šaltinio, kol jūs vaikštote po namus. Daug kas galvoja, kad konfigūracija bus sudėtinga, nieko panašaus. Viskas daroma per paprastą mobiliąją programėlę tiesiai telefone, pasirinkate savo esamą tinklą, suvedat slaptažodį ir ryšio kartotuvas pats susisinchronizuoja su maršrutizatoriumi. Užtruksit gal minutę, o rezultatas jausis iškart. Taigi, jeigu namuose ar lauke turite juodų Wi-Fi zonų, Kudi kartotuvai yra greičiausias ir turbūt pats pigiausias būdas tai sutvarkyti be jokių meistrų iškvietimų. Žinoma, geriausiai jie veikia ir konfigūravimas pats paprasčiausias su Kudi maršrutizatoriais, tačiau juos taip pat galima naudoti ir su bet kokio kito gamintojo maršrutizatoriais. Visą asortimentą rasite pas mus BK-Grupė.lt internetinėje svetainėje. Nuorodą paliksiu šio video aprašyme. Na ir žinoma, jei video buvo bent kažkiek naudingas, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, įsijungti varpelį, paspausti subscribe, tokiu būdu nepraleisti pačių naujausių produktų apžvalgų. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.